Labadiena, sveiki atvykę! Labadiena, sveiki atvykę į Intrak Lietuva stendą. Parodoje pristatom Manitou teleskopinius krautuvus ir antra dalis yra statybinė technika, kas yra ir žemės ūkio, ir statybinės kompanijų. Pradedam. Pats mažiausias, ką mes turime šiuo metu ir parodoje, tai MLT 625, 6 metrų 2,5 tonos keliamosios galios Manitou teleskopinis krautuvas. Čia rodom dizelinį. Mažiausias šioj gamai ir šiais metais jau yra 2 parduoti. Po gero mėnesio pristatys ir elektrinį, lygiai tokio pačio dydžio, tokių pačių parametrų, tik tai elektrinis teleskopinis krautuvas. Šį čia ką? Čia, kaip sako, ruošintis karui, čia yra, kaip ten vadinasi, priedanga. Priedanga gali būti, bet čia yra vienas iš didesnių Manitou Nuago XL serijos krautuvų, MLT 850, keliamas aukštis 760 ir kelia 5 tonas. Čia yra 4,5 kubo kaušas, normaliai jisai dedasi būtent ant šito modelio arba yra dar galingesnis 961, tai 9,6,1 tonos keliamosios galios. Na šiam darbui, iš tikrųjų, tai krautuvas, kuris sutrumpins jūsų darbo dieną, daugiau galės atskirti laiko šeimai. Prašom į vidų. Pats krautuvas, kaip ir visi kiti Manitou krautuvai, komplektuojamas su DSB spalvotais mygtukais, kur atskirti pagal funkcijas. Intelligent Hydraulic visa sistema, kur yra keliam pakėlę kaušą į viršų, išlaiko tą patį stumą nuo ratų, kaušų išpurtimo funkcija ir grąžinimas į krovą. Tai jeigu dirbama pastoviai to pačiom sąlygom, asfaltuoto aikšteliai ar betonuotai, tai puikiai darbo našumai padidinti, tai šita funkcija labai gerai tinka. Matomumas irgi matot per į viršų, sakykime, matosi tikrai puikiai, nes šitas grotas viršui suvirintos yra skirtingų kampų, kad keliant strėlę visą laiką matai per patį briauną. Tai matomumas viršų tikrai geras. Tai viskas. Taip. Pneumatinė sėdynė, tai čia pasitaikanti prie kiekvieno operatoriaus svorio, dar būna komplektuojamas patogaus vairavimo sistemos, tai kai paprastai operatorius dirba tikrai pilną darbo dieną ir tų vairo pasukimų tikrai būna daug, tai normaliai tai nuo vienos kraštinės padėties į kitą susisuka per 4,5 kartą, bet jeigu yra patogaus vairavimo sistema, tai 2,5 karto ir nuo vienos kraštinės iki kitos. Yra patogu, komfortiška ir geriausia. Taip. O jie iš to, sakykime, tai jų yra pagrindinė duona, jie turi būti priekyje ir vesti pačią visą tą segmentą į priekį, dėl to, kad kitu atveju ten bus blogai. O čia šitas tai dabar MLT 1041, tai ką šiuo metu sandėlį turim aukščiausią, tai 10 metrų aukštis ir 4,1 tonos. Tai Manitou krautuvai tai savo gamai turi labai daug priedų, tai čia tik matom dalį, nededant tokių kaip palečių šakių, kas yra standartė, bet čia matot su mėšlo kaušu, čia grūdų kaušas, lengvom, biriom medžiagom kraut, rulonų griebtuvas, šluota ar sakykime, šitų atveju tai yra... Pažiūrėkim, ar gerbiama Sigita užgriebs čia. Man šiuo atveju man reikia dar priaugti svorio. Tai aš bet iš principo... Žiūrėk, pas mane svorio tai daugiau. Jau beveik užgriebė. Jau beveik galima griebti. Tai va, tai visus viršluota. Tai ką Mindaugai pristato Intrakas iš statybinės technikos? Sveiki gyvi, Mindaugas Juknius, statybinės technikos pardavimų vadovas Intrako. Turim puikų stendą Intrak Lietuva. Pristatome Case ekskavatorinį krautuvą, vienas iš populiariausių krautuvų. Ratinis traktorius. Ratinis puikiai tinka žemės ūkio darbams, melioraciniams darbams ypač, kas yra patogu, ką galima ir su priekiniu kaušu krauti. Jo didelis pravažumas yra. Kas dar yra gerai, kad yra ilga teleskopinė strėlė, tai galima ir kanalus valyti. Čia kaip tik melioracijai, kaip tik yra aktualu. Būtent melioraciniams darbams ir tiek ūkio darbams ir
krovos darbams skirtas ekskavatorius. Turim atsivežę puikų vikšrinį ekskavatorių Develon. Ko pasižymi šitas didelis 16 tonų ekskavatorius, kad yra skirtas ūkio darbams ir melioraciniams darbams ir miškų valymo dar. Dėl to, kad turi didelį pravažumą, yra platus vikšrai. Ir priedai keičiami turbūt. Taip, būtų galima montuoti miško kirtimo technikai skirtus priedus, tai giljotina. O giljotina kam reikia? Kada nusidedi, nusikaltimą padarai? Darbams. Darbams, ypač krūmams įvairiems ir valyti kanalus, nes ypač susiduria ūkininkai su bėda, kad kanalai yra priaugę ir reikia juos valyti, kad gražiau, tvarkingiau. Atkreipkite dėmesį į plačius vavikšrus 1,90 cm pločio ir ypač gerina pravažumą šlapiose vietose. Turim dar 9 tonų midi ekskavatoriuką, kuris taip pat tinka įvairiems darbams. Irgi galima naudoti prie miško ūkio, kad būtų galima darbuotis ir taip pat galima uždėti giljotiną. Krūmams valyti. Jo, ypač patogu. Ir vėl. Nu kaip vyrai, ar priešų turite? Nu bet šiaip gyvenime turėjot priešų kada nors? Čia, žinokit, giljotina dedasi. Jeigu priešą turi, tai, žinokit, galite atkeršyti. Jo. Oi, tai ačiū labai. Ką perduotumėte Agrobytės žiūrovams ir skaitytojams? Nu, daugiau informacijos tos negatyvios, kad ištrauktumėte išorę. Mes taip ir padarysime. Linkiu, kad šita paroda yra ką pasėsi. Tai linkiu geros jos ir tuo pačiu antra dalis neoficialiai vadinam tą ir pjausim. Tai linkiu, kad tie derliai būtų tikrai dideli ir derliaus kainos būtų lygiai taip pat aukštos, o ne kažkur tai apačioj, kad turėtum būtų metai pelningi ir sėkmingi. Kitaip sakant, ką pasėsi, tą ir ėsi. Ta ir pjausi, tą ir turėsi.